Tęsiant temą apie pietinės Klaipėdos dalies aplinkos gerinimą. Turime dar vieną gerą naujieną. Tad kodėl ją nepasidalinus kartu su jumis? Dar visai neseniai kalbėjome, jog tarp Jūrininkų prospekto ir Smiltelės gatvės, palei Šilutės plentą, ten pat, kur prasideda, o gal baigėsi betoninių džiunglių apmatai, numatytas dar vienas parkas, kuris neabejojame bus populiarus tarp tankiai apgyvendintų daugiabučių gyventojų ir šios miesto dalies svečių. Tačiau pietinėje dalyje yra dar daugybė nenaudojimų žemės lopinėlių, kurie galėtų virsti puikia poilsio ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo vieta. Viena iš tokių vietų turi atsirasti Draugystės parke, netoli Šiaulių gatvės. Šiuo metu rengiamas projektas, o įrengimo darbų startas numatomas antroje šių metų pusėje. Bendras būsimos laisvalaikio zonos plotas 4000 kvadratinių metrų. Laisvalaikio zona Draugystės parke bus pritaikyta visoms amžiaus grupėms. Čia numatyta įrengti kompleksinę sporto aikštelę, skirtą futbolui ir krepšiniui, gimnastikos ir treniruoklių aikšteles, žaidimo erdvę vaikams. Skelbiama Klaipėdos savivaldybės internetinėje svetainėje. Teritorijoje taip pat bus įrengta visa reikiama infrastruktūra. Suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai ir net pikniko stalai. Siekiant užtikrinti saugumą, numatytas ir apšvietimas bei vaizdo stebėjimo kameros. Naujoje laisvalaikio erdvėje taip pat bus pasodinta naujų želdinių, kurių rūšis bus parinktos atsižvelgiant į augimo sąlygas, siekiant užtikrinti, kad teritorijos želdiniai kuo ilgiau išlaikytų dekoratyvumą. Tačiau tik nemanykite, jog taip vadinami miegamieji Klaipėdos rajonai yra piečiausias uostamiesčio pakraštys, nes mes trumpam persikelsime dar piečiau, o tiksliau į Klaipėdos pietryčius, už geležinkelio vedančio į Šilutę, nes Rimkose taip pat numatyta atsirasti nauja laisvalaikio erdvė, ties pastatu Tiesiojoje gatvėje 33. Šiais metais bus rengiamas projektas. Šioje laisvalaikio zonoje taip pat planuojama daugiafunkcija sporto aikštelė, vaikų žaidimų ir lauko treniruoklių aikštelės, poilsio erdvės, kita reikalinga infrastruktūra. Štai su tokiamis geromis naujienomis, bent jau tiems, kas gyvena šioje miesto dalyje, ar tiesiog yra neabejingi Klaipėdai, o mes tikime, jog mūsų kanale tokių yra daugiausiai. Baigiame šią trumpą kelionę ir sakome, jog būtinai susitiksime kitame reportaže, ypač jeigu nepamiršite savo patiktukų.